Sveiki, čia One su vadovais, kur kalbamės apie žmonės, komandų ir verslo auginimą. Aš Karolina ir šiandien svečiuose Jūras Juršėnas, Chief Operating Officer Oxylabs. Su Jūru šiandien atsakysime į klausimą, kada vadovus geriau samdyti iš išorės, o kada auginti viduje. Tai labas, Jūrai. Labas, Karolina. Tai gal pradėkim nuo šiek tiek konteksto apie Oxylabsus, apie tai, ką tu ten veiki, kokia tavo rolė ir kokias problemas sprendi. Gerai. Tai Oxylabsai yra technologijų įmonė, mes siūlom sprendimus duomenų, viešų duomenų rinkimui. Tai įsivaizduok tiesiog įvairios kainos internete, informacija apie skrydžius, naujienos, tiesiog krūvos įvairių tokių faktų. Tai mes siūlome nuo tiesiog infrastruktūros, kas yra IP adresai, iki jau surinktų duomenų bazių apie tai ir turim daug klientų. Okay. Ką tu veiki, kokias problemas sprendi? Gerai. Tai aš sprendžiu problemas, kad tie mūsų produktai veiktų, ar ne, ir kad veiktų kokybiškai ir kad atsirastų naujų produktų. Tai aš dirbu pagrindę su produktų ir engineeringu, bet kadangi esu C-levelio dalis, tai kartu su bendra strategija ir tenka susidurti ir su HR strategija ir su visais kitais aspektais. Okay. Tavo oficiali rolė yra COO, ar ne? Aha. Ką tai reiškia? Žmonėm, kurie to nesupranta arba nėra su to susidūrę, kaip tu tai paaiškintum? Aha, čia šiaip iš tiesų yra sunkesnės klausimus, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio, nes iš tiesų aš visai nemažai bendrauju su kitais COO, kurie dirba Lietuvoje ir retai mūsų darbai sutampa. Ir pasaulyje yra tendencija panaši. Tai gal sakyčiau, yra tokie 3 tipiniai modeliai, ką daro CO. Tai vienas yra, kur CO yra tiesiog žmogus, kuris dirba su operacijomis. Grubiai yra už gamybą ir tiesiog už visą efektyvumą organizacijos atsakingas. Kitas yra CEO, tokia kaip dešinė CEO ranka, galbūt laukiantis eilėj tapti CEO, būna toks modelis. O dar kitur tai būna apskritai tiesiog už kažkokias strateginės kryptis, tarkim, verslo vystymą atsakingas žmogus. Grubiai tai tik tai reiškia, kad tai yra gana svarbi vieta organizacijoje, bet ką konkrečiai daro, gana stipriai priklauso nuo organizacijos. Okay. Kaip tavo požiūris apskritai į vadovų rolės pasikeitė nuo tada, kai turbūt pirmą kartą joje atsidūrei iki dabar? Okay. Tai kaip tai nuolat keičiasi, kuo toliau dirbi, tuo gal vis naujų aspektų randi. Gal vienas dalykas, pradžioje atrodė, kad vadovas turi viską žinot, ar ne, tai toks naivus pradedant dirbti, galbūt požiūris buvo, tai kuo toliau dirbu, tuo gal mažiau tai akcentuoju, daugiau galbūt pats procesas, kaip sugalvot, kaip išspręsti problemas. Kitas dalykas, gal vis labiau suprantu, kad nėra tokio dalyko kaip geras vadovas. Yra situacija, yra organizacija tuo metu ir tam tikrom situacijom tinka vieni vadovai, tam tikrom kiti. Visi turi savo repertuarą, kaip spręsti problemas ir tai nėra taip paprasta. Tai yra daug sudėtingesnis pasirinkimas. Okay. Kiek apskritai esi išauginęs arba pasamdęs vadovų, bent jau apytiksliai per visą savo kelionę ir karjerą? Daug. Aš tiesų tikrai nebeskaičiuoju, nes kai galvoju, Oxylabsuose aš gal vadovaujančiai poziciją apie 7 metus. Prieš tai dar kokius 7-8 metus dirbau įmonėje Bus Media, tai jau dar prieš tai jaunimo organizacijų, tai tikrai jau virš 10 ir daugiau metų teko dirbti tokios situacijos. Ir nemažą laikotarpį dirbau būtent per įmonės tokį sprogstamą augimą, tarkim, Oxylabsuose prisijungiau, man atrodo, kai buvo gal apie 80 žmonių ar kažkas tokio, dabar jau mes esam link 700. Tai tiesiog tai reiškia, kad tų vadovų reikėjo daug ir greitai ir tikrai teko jų daug samdyti. Dabar, reiškia, jų kaip samdymas galbūt viena, o ugdymas tai yra galbūt kita. Tai čia kaip kiek esu vadovų išugdęs, esu irgi, gal taip neskaičiuoju, bet tikrai nepasakyčiau, kad kiekvienas vadovas, su kuriuo dirbau, aš jį ugdžiau. Okay. Tai pakalbėsim ir apie samdymą, ir apie jų ugdymą. Tas klasikinis toks klausimas, žinai, kas geriau, tai pabandysim atsakyti. Apie ką dar noriu pasikalbėti ir tave pakalbinti, apskritai apie turbūt vadovų rolės ir klaidingas prielaidas, ar ne? Kokią tu galbūt didžiausia tokia iliuzija arba prielaida pats esi turėjęs apie vadovų rolės arba galbūt susiduri ir matai iš rinkoje, kas egzistuoja?
nežinau, nėra gal kažkokių labai daug magiškų atsakymų, čia, tarkim, nežinau, tech įmonėse mes mėgstam vadovus, kurie yra, tarkim, techniškai stiprus į techninės rolės, kas dažnai yra labai gerai, bet kartais gal pervertinam tai, kartais būtent vadybiniai sugebėjimai, darbo su žmonėms sugebėjimai yra svarbesni. Tai čia toksai vienas, gal kitas, ką pabrėžčiau vėlgi, tai kalbant truputėlį apie vadovavimo stilių, kartais atrodo, kad toks rinkoje, kai supratimas yra, kad vadovas visur jau turi būti toks supratingas, ten visus ugdantis ir visur ten įgalinantis ir taip toliau, o praktikoje, kai dirbi, matai, kad yra daug situacijų, kur kartais gal vadovo geriausias sprendimas yra nueiti ir vos ne pačiam padaryti. Aha. Ir tai gal yra geras atsakymas ir toks tiesus tiesiog darimas duoda geresnių rezultatų ir net nėra variantas auginti, kai tau reikia kažką padaryti per, nežinau, ten, per mėnesį. Tai jo, tiesiog, kad gal įvairovė tiesiog yra. O užsiminė, ar ne, kad dažnai apskritai tas vadovų tampa žmonės, kurie sėkmingi seniorai yra, ar ne? Ir toks atrodo natūralus sekantis žingsnis karjeroje yra tapti vadovu, ar ne? Tai užsiminė truputėlį, kad ne visada galbūt tai yra pats geriausias sprendimas, ypač tose techninėse pozicijose, techninėse rolėse. Ar turi kažkokių pavyzdžių, kur pasiteisino, žmogus buvo puikus senioras, išaugo į nuostabius vadovus, gal atvirkščiai, turi... Aš praktikoje turiu abiejų. Šiaip jeigu tai veikia ir žmogus atėjęs iš funkcinės srities ir tampa vadovu ir sugeba atsitraukti nuo pats tiesioginio darbo, bet gerai supranta discipliną, tai čia yra fantastika. Jis gali ir diskutuoti apie kokybę, ką mes darom, ar tai yra tikrai gerai, leistis tikrai giliai, bet tuo pat metu, kaip yra tas potraukis eiti ir pačiam išspręsti, ir tai tikrai nėra sprendimas ilgų laikotarpių, reikia ugdyti komandą. Daug kas, tai tikrai nekompensuoja kitų įgūdžių. Darbo su žmonėm ir gebėti organizuoti darbą ir šiaip vadovauti tą plačiają prasme. Tai tikrai turėjau atveju, kur, tarkim, kad ir techniškai stiprus žmogus ateina į tą poziciją ir tiesiog greit sudega. Nes visas jo tas skillsetas, nežinau, tas įgūdžių rinkinys tiesiog, neleidžia jam efektyviai dirbti ir, galima bandyti padėti, bet, reikia, kad vis tiek viduje būtų lūžis, būtų noras dirbti kitaip ir gal potraukis į tą vadovavimą, daugiau supratimą, kad čia yra, kaip aš esu vienu, kaip tik techniniu žmogum ginčiausi, kad vadovavimas yra kaip lėti endorfinai ar dopaminai, nes kai tu programuoji arba kažką sprendi, tu labai greitai matai savo darbo rezultatą ir iš to pats gali motyvuotis toliau. Su vadovavimu tu, nežinau, ten šitą teiki atgalinį ryšį, ten dar kažkaip ir kažkas įvyksta ir tu taip, kaip ir kažką padarėm, bet jau kitką reikia daryti. Tai tikrai jis yra lėtesnis ir tas džiugesys ateina per tokį gal didesnį paveikslą pamatymą. Tai kalbant apie tai, kad vadovų rolėse dažniausiai tas rezultatas yra matomas gerokai po kažkokio didesnio laiko, ar ne? Tu pradžioje irgi užsiminė, kad kaip čia gal nėra sunku įvertinti, ar nėra galbūt tų gerų vadovų, bet tau turbūt savo struktūrai, kai tu jau vadovauji komandom ir komandų vadovam, ar ne, tu kažkaip vis tiek kažkokius kriterijus turi, kas yra tas geras vadovas, kaip įvertinti jo rezultatus, kažkokius pasiekimus, ar ne? Ar turi čia kažkokių patarimų, kaip tu tai darai? Taip, pirmas dalykas, vis dėlto, kokiam dydžiui komandos žmogus vadovauja. Ar jis vadovauja jau kitiems vadovams, ar ten savo, nežinau, 2 žmonių komandai, ar ten 1 žmogaus komandai. Tai čia absoliučiai skirtingi kriterijai. Turbūt vienas universalus, tai žmogus turbūt turi norėti eiti vadovo tuo keliu ir jausti, ir tai daryti dėl gerų priežasčių, turi turėti potraukį į galbūt norą padaryti tokį didesnį įtaką, ne iš kažkokios ego pusės, bet tiesiog, kad, pavyzdžiui, dirbi ties produktu, ar ne, tu gali daryti pakeitimus, nežinau, ten vienoje mažoje dalyje, o tu galbūt nori daryti įtaką visam jam, kaip jis visas atrodo. Tai man atrodo, yra geras motyvas. Ir tai dažniausiai šitie žmonės turi tai ir galvoju, apart to, tai manau, kad yra daug kelių į vadovavimą. Gali būti žmogus nebūtinai super socialus, nebūtinai kaip ten puikiai kalbėti ten ant scenos ir iš to išeina gerų vadovų. Tiesiog turi rasti savo stilių ir tikrai to norėti. Tada, jau kai yra ta motyvacija, galima ant to statyti. Tada vieną kartą padaro kažkas veikia, po to neveikia ir po to vis taisais ir judė į priekį.
Okay. O užsiminiai, kad jeigu svarbu, kad žmogus norėtų ar ne tapti to vadovu, ar esi turėjęs tokių atvejų, kur žmogus nori, bet tu supranti, kad gal jau laikas pasakyti, kad ne tau šitas kelias, arba gal tau kitur sektųsi geriau? Tai taip, tai kartais būna nuo pirmo užsiminimo apie tai, kad nori įdėti tą rolę, kad, ar tikrai tos priežastis, dėl kurių tu nori judėti, yra validžios. Čia mes galim kalbėti apie ego. Ego nebūtinai yra problema. Jeigu žmogus pagarbiai dirba su kitais žmonėm, tai kad jis turi didelę ambiciją, tai yra ne problema, tai gal tik yra gerai. Bet, kaip čia pasakius, jeigu nėra polinkio dirbti su kitais žmonėm, ten būtent įsiklausyti juos, o tiesiog atrodo dabar, tarkim, nežinau, aš buvau tech lydas, manęs neklausė mano argumentų, tai aš dabar tapsiu vadovu, manęs dabar klausys. Tai čia yra blogas argumentas, nes, taip, grubiai jėga ten praspausi, bet, tiesiog viskas bus blogai. Tai būna daug, kur pirmame etape, tarkim, reikia užkardyti jau tiesiog pasikalbėjus ir tikrai būna žmonės pasižiūri ir sako, ne, gal vis dėlto ne, jeigu taip nebus. O kitas tada būna jau truputėlį pajudėjus jau į pačią rolę. Ir būna, kaip tik nesenai turėjau atvejį su viena kolega, kur tiesiog žmogus asmeniškai, tarkim, priima pokalbius su kolegomis, kai bando tartis, kaip dirbsim, nes, tarkim, jam nepavyksta kažkokio grįžtamo ryšio perduoti, jis perduota, bet jį, tarkim, nėra reakcijos, jis tai priima asmeniškai. Viskas tvarkoj, bet jeigu matosi, kad žmogus negali su tuo gyventi, tai jau daug jam emocijų ir jis nesugeba to perlipti, tai kažkada irgi turbūt reikia sustoti ir užduoti klausimą, ar tu pasiryžęs taip ir visą gyvenimą kentėti, ar tu randi būdą perslaužti, ar ne. Okay. Tai teisingai suprantu, kad jeigu tos ambicijos tapti vadovu yra labiau dėl statuso ar kažkokios galios, tai turbūt tai nėra pats geriausias motyvas, ar ne? Pats norėjimas statuso nėra problema. Tai, kad žmogus nori gal daryti didesnį įtaką ar ten šitągi su daugiau žmonių bendrauti, nežinau, tai daugiau garbės, viskas su tuo yra tvarko, bet jį turi būti pelnyta. Tai jeigu žmogus mano, kad tiesiog atėjęs į poziciją jis gaus tą statusą ir galės pradėti nurodinėti, tai gal dažnai yra problema. Okay. Ką tu manai apie tą mitą ir aš esu daug kartų tai girdėjus, kad geriausi vadovai yra tie, kurie niekada nenorėjo tokiais būti. Ar esi tokią frazę girdėjęs, ką tu apie tai galvoji? Esu ir gal pats esu mąstęs apie tai, bet nebetikiu ją. Aš kažkaip manau, kad yra tikrai dalis tiesos tame, kad geri vadovai stipriai rūpinasi komanda, galvoja ne vien apie tai, kaip jie patys atrodo, apie, nežinau, platesnę organizaciją, ten visuomenė, viską tame yra tiesos, bet kai yra daug streso, kai reikia priimti sunkus sprendimus, vien dėl to, kad esi įspaustas į buvimo vadovų, turbūt ilgai nevažiuosi. Vis tiek turbūt kažkokią tai prasmę tame darbe reikia matyti, arba bent jau tai padeda būti sėkmingoje. O sakyk, žinau organizacijų, tikriausiai ir tu esi girdėjęs apie tokias, kur būdami seniorai, ypač techniniai žmonės, ar ne, norėdami pasikelti atlyginimą, vienintelis kelias, į kurį jie gali pasirinkti, yra vadovo, team lydo kažkokia pozicija, vadovo pozicija, ar ne? Kokia tavo nuomonė? Ką tu apie tai galvoji? Man tai nepatinka šitas požiūris. Aš manau, kad tai stumia žmonės į situaciją, kurie turi dalykus, kurie nebūtinai jiems patinka, nebūtinai kuriems sekasi ir net kurių jie nenori daryti. Tai tikrai dažnai, ypač seniorai, gali geriau judėti kaip, nežinau, tech lydai grinai iš techninės pusės, architektai, individual contributoriai. Galima rasti tą kelią, kur ta kompensacija kiltų, bet būtų kitokioj formoje tas kilimas. Iš kitos pusės, kaip truputėlį pasibandyti save yra sveika. Kaip bet kuriam žmogui, net jeigu dirbi grinai, kaip čia pasakiusi, kaip individualus darbuotojas, yra gerai pamatyti tą vadovo darbą, iš karto atsiranda labiau supratingumas tom situacijom, kur, nežinau, ar ten vakare parašo, tai kaip čia pasisekė tą padaryti, ar tas, vien dėl šito, bet spaus tikrai nesąmonė.
Ar kalbant toliau apie tą vadovų auginimą, ar ne, tai užsiminiai, kokių gal tų dalykų reikia ieškoti, identifikuojant, ar čia gali būti potencialus vadovas, ar neužsiminė, kad tas svarbus noras dirbti žmonėm, ar ne? Ar yra kažkokių signalų, kuriuos, gal yra kažkokių pavyzdžių, kuriuos turėjai signalizuojančių, kad vat, šitos savybės yra griežtas ne, arba tos situacijos parodo, kad šitam žmogui vadovo kelias yra visiškai ne jo. Aha. Šiaip nėra taip gal aiškiai pamatoma, dažnai tiesiog jausmas ateina jau per laiką pamačius. Minėjau aš apie tą patį, sakau, galbūt kaip atsako priežastis, dėl ko juda į tą vadovą. Man dažniausiai šitas, kaip ir sako, kitų indikacijų nelabai turiu. Ar esi turėjęs situacijų, kur atrodo, kad išauginai vadovą, ar galbūt matai, kaip kiti išaugino, ar ne, ir gal tai nebuvo pats teisingiausias sprendimas tam žmogui, galbūt teko grįžti atgal į savo specialisto poziciją? Gerai, tai aš gal pasakysiu. Čia semantika, bet tai tada dėl ne visai išeina gal išaugintas vadovas, gal buvo įdėtas tą padėtį, kad būtų vadovas. Tai taip, faktas. Ir aš buvau ir mačiau tų situacijų, kur, nežinau, atrodo, kad yra ir nori žmogus, ir susitarė, ir nueina į tą vadovavimo poziciją ir matai, kad, nevažiuoja šitagi. Tiesiog nesisprendžia, komandai problemos kaupėsi, prasideda, nežinau, ten kažkokios tai emociniai, nežinau, ten barniai vietomis, arba ten šitasgi, tiesiog deliveris sustoja, tiesiog atsiranda problemų ir jos nesisprendžia. Tai bent jau mano patirtė, tai tikrai ne vieną kartą tiesiog grįžom atgal. Šiaip jeigu yra abejojama, geras pasibandymas yra tiesiog duoti mažesnius projektus iki to, jeigu situacija leidžia, kur žmogus galėtų pajausti tą vadovavimą ir tikrai jam sekasi. Ir keletas buvo sėkmingų atvejų, kur, tarkim, buvom sutarę, kad pasibandom ir jeigu po bandomojo netinka, grįžtam atgal ir kitaip pat sėkmingai grįžom ir gal net nusiėmė tas spaudimas. Tai ar tavo pasiūlymas yra prieš einant į tą vadovo rolę, ar ne, jeigu dar nėra to 100%, kad tikrai pasiseks, ar ne, duoti pasibandyti kažkokius projektus, laikinai, bandomasis, ar ne? Taip, tai jeigu situacija leidžia, tai geriausia yra pabandyti kažkokius tai mini projektus. Vis tiek yra komanda, ar ne, tarkim, nežinau, nesvarbu, ar HR-as, rinkodara, ar bet kas, tai visą laiką vyksta kažkokių pokyčių projektų, kur reikia tiesiog suorganizuoti 3-4 žmonių darbą, susekti, kada įvyko kažkokie etapai, pradėti nuo to, ar žmogui pasiseka taip, ar jam patinka apskritai, kad jis dabar jau ne pats daro darbą, o kalbasi su kitu žmogum, kodėl kažkas nebuvo padaryta ir sprendžia, kodėl prioritetai kažkur konfliktavo. O tada jau galima vis didinti tą apimtį ir judėti. Ir, irgi didelė problema yra, kai žmogus galbūt be vadovavimo patirties iš karto labai didelį iššūkį eina. Jeigu situacija leidžia pradėti nuo mažesnės komandos apimties, galbūt ne visų vadovo aspektų, galbūt pradžiai nuo vien people managemento arba tik tai ten prioritetų dėlimo. Gal irgi kažką galima pasipjaustyti ir su tuo tik tai pradėti. Kaip tu pats galvoji, ar tos sėkmės ir nesėkmės istorijos, kurias turėjai, ar ne, tave kažkokiu būdu išaugino, tave patį kaip vadovą ir galbūt žinai, ką tu galėtum patarti kitiem, kokios tai gali būti išmoktos pamokos? Visada šiaip kai kurie vadovai labai nustebina. Tiesiog atrodė, ten turėjau, tarkim, porą kolegių, kur atrodė, kad nėra net ir polinkio galbūt į tą pusę, bet kažkada taip, nežinau, užsikalbėjom, atrodo, norėtų darytis ir žmogus ateina ir žiūri, kad jau ten, nežinau, po metų puikiai vadovė ir važiuoja. Tai kartais gal nustebino, kaip greitai gali įvykti tas pokytis, iš tiesų, kai norisi. Ir galbūt priežastis, dėl kurio kartais netampama vadovu. Taip irgi visą laiką atrodo, kad taip gerai supranti visą situaciją, o kai iš tiesų viskas įvyksta, tai neveikia ten. Visą laiką tai yra kažkokia hipotezė, kurią tu testuoji ir tada supranti, tai vis dėlto šitagi, kad ir kaip žmogus sakytų, people managementas, kaip pasakus, reikia 3 kartų įsitikinti, kad tikrai jam bus ok. Ar tu manai, kad tas gali būti išmokstama, kai sakai, kad po metų galbūt to noro buvo, ar ne, kažkas pasikeitė, ar kažkokių vadovavimo savybių įgūdžių galima išmokti? Ar... Manau, kad didžiai daliai absoliučiai taip. Tiesiog gal
porą dalykų. Tai vienas yra, vis viena, kiekviena organizacija turi savo stilių ir savo kultūrą ir ne kiekvienam jo stilius tinka su tos organizacijos vadovavimo stiliu ar net tos komandos. Tai reikia bandyti rasti savo vietą, nes jeigu tau sako, kad tu esi blogas vadovas čia, nebūtinai tai reiškia, kad tu esi blogas vadovas kitur. Tai šitas tikrai yra viena pamoka. Ir kaip viskas yra išmokstama, klausimas yra, kiek noro ir kiek mato pačią prasme, nes būdų, kaip apeiti situacijas, kaip rasti, nežinau, ten, tarkim, sunkiai sekasi one-on-one-ai ten šitągi, tiesiog prasitreniruoti mechaniškai ten su klausimynais, su ChatGPT ir ten dar kažko yra šimtai ir galbūt galima pakeisti tuos ten one-on-one'us, ten į pasivaikščiojimus ar ten pačiatinimus kars nuo karto taip toliau. Tai tiesiog reikia noro ir fantazijos, mano galva, viskas išmokstama. Ok. Pakalbėkime apie vadovų samdymą, kai užsiminiai, kad blogas vadovas vieno organizacijų nebūtinai bus blogas kitur, ar ne? Ko tu pats ieškai, kokių savybių arba kokių įgūdžių, kai tu samdai vadovus? Tai pirmiausia, žiūri situaciją, kurią aš bandau spręsti toj komandoje arba organizacijoje tuo metu. Tai gali būti, kad, nežinau, komanda puikiai susidirbusi, viskas važiuoja, vadovas neturės didelių iššūkių, jo ten beveik nereikia ir čia galbūt yra puikia vieta kokiam naujam vadovui iš vidaus pasitreniruoti. Tai čia yra viena situacija. O kita situacija, kur, tarkim, komandos moralė prasta, nežinau, ten dėl vienokių ar kitokių priežasčių, ten su praeitų vadovu buvo pykčiai, dalis žmonių išėjo, vos spėjo dirbti, daug incidentų, visai kitokia dinamika. Ir tai jau reiškia, galbūt tas aspektas tokio komandos subūrimo bus daug svarbesnis, šitągi daugiau patirties reikės, kad, ir tokio gal atsparumo, kad, kaip pasakus, galėtų permušti tą emociją. Tai aš vis tiek keliuosi hipotezę, kokia yra situacija. Ir gal sunkumas yra su aukštesnio lygio vadovais, nes ten daug tų situacijų vienu metu eina. Vis tiek yra kažkokios tai bendros hipotezės. Bet tada, irgi daugiausia turbūt žiūrima per patirtį, kiek ji yra artima tą įmonį, į kurią samdau šitągi ir kiek gal skirtingų patirčių turėjo. Nes, kaip per laiką, ypač tas galbūt vadovas aukštesnėje pozicijoje, jis turi būti jų daug matęs. Nėra kito būdo, kaip tiesiog būtų patekus į krūvą situaciją. Taip, aišku, motyvacija, kitkas, čia prerekvizitas, bet tai yra svarbu. Kaip įprastai atrodo tie atrankų procesai, kaip manai, koks atrankų tas procesas yra pats geriausias samdant vadovus, ar turi kažkokį? Neturiu. Tiesą sakant, aš dar pakankamai ieškau šito atsakymo į šitą procesą. Manau, kad kuo galbūt mažesnė dydžių komanda, tuo yra paprasčiau. Galima daugiau koncentruotis į standartinius klausimus ten apie nežinau, darbo metodikas ar ten kaip darytumės į one-on-one'us, taip toliau. O su ypač aukštesnio lygio vadovais, tai manau, kad tai yra daugiau galbūt pažinčių tinklo ir pratimas ir tokio daugiau užsikalbėjimo ir bendro pasitikėjimo atradimo. Nes kaip po tam tikro patirties lygio, mano galva, visi vadovai daugiau mažiau gerai atsako į klausimus visus. Ir tiesiog atsifiltruoti, o kaip ir suprasti, kaip tikrai bus šitoje situacijoje yra gana sunku. Tu gerą temą palėtei, kad dauguma vadovų vis tiek daugmaž gerai atsako į tos klausimus. Taip. Ir čia yra puikus įgūdis. Jie ir patys samdo, jie žino tas atrankų peripetijas ir procesus iš kitos pusės. Aš pati esu turėjus atvejų, kur vadovai, nepasakyčiau, kad stiprus vadovai, bet yra dirbę stipriose organizacijose su pakankamai išdirbtais procesais ir jie tiesiog patekdavo į tas roles. Turi stiprią komandą, nelabai turi kažkokių didelių problemų arba pokyčių, to vadinamo change management, ar ne. Ir taip automatiškai tu išbūni gan ilgai toj pozicijai, tau labai gerai sekasi, rezultatai spindi, ar ne. Tai nebūtinai parodo, kad tai bus geras vadovas būsimoje pozicijoje, ar ne. Ar tu esi tokių atvejų šiaip atrankose turėjęs, kai tiem kandidatam pavyko, sakykim, tave apgauti? Gerai, ar iki galo pavyko apgauti, gal
nežinau, sunku pasakyti, čia reiktų dar pasitikrinti, nes gal ir buvo, bet kad toks galbūt jausmas, kad neišeina išklausti iki galo, tai tikrai yra. Ir aš net sakyčiau, keistai iš abiejų pusės. Iš vienos pusės jo ten klausė tuos klausimus, o ten kokia ten buvo sunki situacija, ten kokia nors darbė papasakok arba tenai. Kaip sprendėjai problemą ten su, nežinau, konfliktų komandoje ir ten daug kur pasipila, kaip vieno to pačio žmogaus, tie patys atsakymai, kurie yra teisingi, bet, tai ir tu neturi ką prikipti, bet tu neturi ką iš to naujo išgirsti. Tai aš kažkaip manau, kad gerai yra, jeigu pavyksta vis dėlto kažkaip išeiti į detalės kažkokios praeities projekto. Tai yra sunku, aš esu pats kažkada nudegęs interviu, kai manęs klausia apie kažkokią prisiminti, nežinau, sunku ar gerą atvejį iš praeities ir tiesiog, neprisimeni tuo metu nieko to gerą. Nors atrodo, reikia ruoštis, tik kiekvieną kartą visi to patys klausia. Ir nors, tarkim, su vienu kandidatu buvo, nors niekaip negalėjo prisiminti ir aš jau buvau beveik diskvalifikavęs, paskutinę minutę kažkas jam toptelėjo, pasakė, ir tada tu pradedi klausti detalių ir detalėse pradedi, tai vis dėlto čia viskas puiku, čia jis gerai mąsto ir taip toliau. Tai subtilu, bandyčiau tiesiog žiūrėti, kaip vis dėlto maksimaliai išeiti į detalės patirtyje ir bandyti klausinėti galbūt, ką darytum kitaip ir kodėl, ir bandyti argumentuoti, man bent labiausiai su šituo sekasi pajausti. Du dalykai, ką aš pati bandau vis dar pastebėti, tai ką užsiminė, ar ne, tie papildomi klausimai, tai geras klausimas turi 4 follow-upus. Tai iš esmės, jeigu paklausi ir tada follow-upini tą temą, tą klausimą dar 4 kartus ir jeigu taip pavyksta prisikasti prie gylio ir jeigu kandidatas atsako, matyti yra gerai, ar ne? O kita vieta yra tos refleksijos, ar ne? Ką darytų kitaip, jeigu turėtų visus resursus, ar ne? Ką galbūt keistų, kodėl nekeistų ir panašiai. Tas, man atrodo, vadovo savybę reflektuoti ir gebėti paanalizuoti savo ateities kažkokius sprendimus ir jų įtaką. Man atrodo, čia yra tos savybės, kur kiekvienam vadovė, nesvarbu, kokio dydžio komandai jis vadovauja, man atrodo, yra labai svarbu. Absoliučiai sutinku, tai čia vis tiek yra tokia repeticija, kaip po to kartu dirbsim. Tai vienas iš tų yra, tai priimtas kažkoks sprendimas, tai jis ar geras, ar blogas, pasitarkim, kas iš to buvo. Iš tiesų, aš gal net atkreipčiau tokį dalyką. Gali būti 4 follow-upai, bet aš kartais pats išeinu iš interviu ir net pasikalbu su kolegomis, sako, atrodo, viską atsakė. Bet, nulis jausmo, nes... Pritrūko nuoširdumo. Tai dažnai, kas iš tiesų padeda, nežinau, čia gal ir patarimas žmonėms, kurie eina interviu, kad, šiaip gerai ir parodyti tų blogų dalykų, kas yra. Ir ne iš tos pusės, kad aš blogas esu vadovas, nes per daug stengiuosi šitągi, ne, aš kalbu apie tikrų šitągi tų situacijų, kur, nežinau, dirbom, sudeginau komandą, šitągi perspaudžiau ir matau, kad reikės dabar šitągi sėdėti ir ten, nežinau, 3 mėnesius visiems mums tiesiog truputėlį grįžti situaciją, gal kitą kartą, nežinau, būčiau atgal ten kalbėdamas su stakeholderiais, stipriau stovėjęs, visi, kas ilgai vadovavo, supranta, kad yra daug tokių situacijų, kur nėra teisingo atsakymo. Čia yra, ten pasuksi taip blogai, ten pasuksi taip blogai. Tai tada pasimato tikra patirtis. Ką tu manai apie rekomendacijų rinkimą samdant vadovus? Bent man tai labai pasiteisina. Okay. Tai kaip, suprantama, kad, pasakius, kai duodamos rekomendacijos, tai vis tiek yra žmonės, kurie, kaip žmogus kalbėjo, kad apie kalbės, bet iš vienos pusės vis viena tai yra svarbu, nes parodo, kad kažkas yra pasiruošęs kalbėti teigiamai apie tą žmogų ir galbūt irgi eiti į gylį ir kažką paaiškinti. Iš kitos pusės, jeigu per pokalbį atsiranda kažkokių idėjų, kas galbūt ne iki galo tinka mūsų organizacijai, nežinau, tenai, kažkokie asmenybės aspektai, kitkas, vis tiek per tuos rekomendacijus išsiduoda. Ne visada, bet dažniausiai išsiduoda kažkas, šitągi, kad nebūtinai taip tiesiai pasakant, bet sudvėjojus akimirką palaukus, o tada jau galima dar validuotis per sekantį interviu, ar čia tikrai yra problema. Ar tekę yra tau susidurti, kai kitos rekomendacijos yra draugų, artimų ir tada kyla abejonė, ar galiu tu tą rekomendaciją pasitikėti? Bet nežinau, aš taip gal
aš automatiškai ateinu su tokiu įtarumu į bet kurią rekomendaciją, kuri yra, nes, pats žanras yra jos toks, kad rinkai žmonės, kurie gali apie tave pasakyti teigiamai. Tai taip. Aš visada rekomenduoju tik pradedant pokalbį paklausti, ar tie žmonės yra draugai už darbo ribų, ar jų tas santykis buvo visada darbinis. Tai padeda vėliau įvertinti tą visą atsiliepimą bendrai, ar ne? O ką manai apie tos vadinamus trials arba bandomuosius ten pusdienio darbo su komanda, kalbant apie vadovų samdymą? Aš nesu pilnai išbandęs. Ką aš keletą kartų esu bandęs ir pasiteisino, tai būdavo paskutiniuose etapuose stiprus komandos trūkimas. Kartais net ir visos komandos į sprendimą. Nes irgi, kaip leidžiama išsikalbėti, perklausti, manau, kad tai yra kažkas panašu į tą trial, tai aš kažkaip, nežinau, aš gal tiesiog neturiu patirties, bet man baisu, ar tikrai pasimato per tą pirmą dieną gebėjimas priimti sprendimus, ir galbūt kai kuriuose srityse taip, nežinau, bent jau Oxylapsuose mes labai specifiniai nišoje dirbam ir aš net negalėčiau kelti lūkesčio, kad pirmą dieną kažką žmogus kaip pasirodys. Aš ką tiesiog gal matau, turbūt nuo organizacijos dydžio tas priklauso, ar ne, kiek tenka darbuoti su tokiais ankstyvos stadijos startuoliais, tai jiem tas labai pasiteisina, ar ne? Tikiu. Ten tas vertybinis fitas labai svarbus, ar ne? Vibe checkas. Taip. O sakai, kad tas komandos įtraukimas yra labai svarbus. Ar tekę yra susidurti? Man yra tekę susidurti su situacijom, kur tau atrodo, kad tai yra nuostabus vadovas tai pozicijai, jau kaip ir yra priimtas sprendimas, kad mes jį samdom, jau net oferio detalės pradam derinti, bet komanda susitinka su vadovu ir komanda sako, mes gal nelabai pritarėm tam. Teko, keletą turėjau tokių atvejų. Tai galbūt dvi problemos čia yra. Pirma, tai kai komanda buvo įtraukiama į sprendimo priėmimą, tai kas buvo tartas ir kalbėta, o tai kaip vyks sprendimas, nes Jeigu lūkestis yra, kad tiesiog komanda kartu nubalsuos ir priimsim tą vadovą, tai tvarkoj, čia yra vienas variantas, bet jeigu lūkestis yra, kad komanda tiesiog, patvirtina arba ten, nežinau, gali vetuoti, tai reikia tai ir pasakyti, nes žmonės ir ateina su lūkesčiu, kad tai aš dabar pasirinksiu savo vadovą, o dabar man kažkas sako, tai tu negali pasirinkti. Tai reikėjo nuo pat pradžių sakyti, kad tu nesirenki, tu, nežinau, konsultuojasi, ar tu gali vetuoti, jeigu tau labai nepatiks. Bet tai čia viena problema, kita problema gal vis viena komanda mato tik tai dalį aspektų, kodėl vadovo darbo, bent jau dalyje organizacijų, kur tarkim yra daug kitų komandų, su kuriamis turi dirbti vadovas. Ir kartais šiaip yra gera proga, kai nesutinka komanda, kuris vadovas iš kandidatų labiau patinka su, nežinau, tiesiogiai samdančių vadovų, taip toliau. Nes tada galima truputėlį pasikalbėti, o tai kas yra per lūkestis ir kokią problemą turi išspręsti. Nes aš atsimenu, irgi turėjau kažkada, ne taip senai situaciją, komandai patiko vienas vadovas labiau, aš sakau, bet žiūrėkit, mes dabar truputėlį stringam čia, jaučiam, kad reikia tiesiog žmogaus, kuris būtų labai konkretus ir tiesiog norėtų judinti dalykus į priekį. Ne, kad ten ten super kurtų, ta prasme, atmosferą, kad tai aiškus, ten neturi būti toksiškas ir kitkas, bet problemą mes dabar turim tokią. Ir ne, mes galim paimti šitą žmogus, tos problemos neįspręs. Ir tada šiaip gerai, manau, kad ir komandai vertina tokį atviresnį pokalbį. Pritariu, kad čia prieš visus tos pokalbius tarp komandos ir potencialių tų vadovų kandidatų reikia su jais pasikalbėti, kur yra tos ribos, ar ne, ką vertinam ir panašiai. Kokias šiaip gal tokias didžiausias, vadinkim, klaidas vadovų samdyme esi matęs arba galbūt pats esi kažkokiu padaręs? Tai padaręs turbūt krūvą, bet aš vėlgi gal nelabai vertinu to kaip klaidas. Aš kažkaip visą laiką manau, kad priimi geriausią sprendimą, kurį galėjai priimti tą akimirką ir tada jau, kaip čia, ar ne viską ir žinai. Tai po to yra kaip yra, tiesiog galvoju, kaip kitą kartą geriau pasirinkti. Bet aš nežinau, kaip čia, tuoj suformuosiu. Kartais tiesiog ne viskas per interviu pasimato. Ir tą reikia suprasti. Ir kartais
paleidžiamas tiesiog kravadelės per bandomąjį laikotarpį. Ir galvojama, na tai vadovas, jam reikia laiko įsijausti ir čia pirmą galbūt ketvirtį mes daug neprašysim ir nedėsim to spaudimo, pamatyti kažkokį tai rezultatą. Tai tas rezultatas po to ir niekad ir neteina, nes reikia vis dėlto per tą bandomąjį laiką su vadovu pasižiūrėti, ar tikrai viskas vyksta. Ir turėjau, tarkim, situaciją, kur atrodo vadovas irgi viskas gerai atėjo per interviu, kitkas paaiškėjo, kad su komanda iš tiesų visai toksiškai elgėsi. Ir per interviu nepamatysi tu to. Visi gražūs, draugiški ir su visa komanda puikiai save parduoda. Bet tiesiog jo reikia nepaleisti akių jau po interviu. Tai vis dar yra samdymo procesas. Vis dar tas bandomasis tarsi vertinimo procesas. Jis yra bandomasis, taip. Tai čia tikrai darbas nesibaigia. Reikia pratęsti. Okay. Ar esi susidūręs arba matęs situacijų, kur vadinamas geras, mėgstamas vadovas iš tiesų kenkia organizacijai? Taip, dažnai. Nes manau, kad mes visi norim būti mėgstami, ar ne? Ir kartais tai reiškia, kad žmogus neduoda tinkamo grįžtamojo ryšio, o po to tai sproksta daug didesnėm problemom, kaip po tai iš kur čia šitasgi visas nepasitenkinimas, kodėl jis anksčiau nesakė to ten, kaip čia, tiesiog neteidavo tą informaciją. Ir, kaip vadovas vis viena, kaip čia, jis galbūt neturi būti mėgiamas, bet jis turi būti gerbiamas bent jau, nes, tam tikrą autoritetą jis turi užsitarnauti komandai. Jeigu taip kalbėtumėm apie tas šiuolaikiškas techninės organizacijas ar ne, ir vadovų struktūrą, ar turi kokių patarimų, kalbant apie klaidas, kurias turbūt tos organizacijos dažniausiai daro. Galbūt tas klausimas galėtų būti, ką tu manai, kokių ten tų rolių leadership'e, vadovų rolių net nereikia tokiam organizacijom. O mes apie kokią didžią organizacijas maždaug? Turbūt tau gal geriau pažįstamos yra tas nuo, kaip minėjau, Axelapsus ateina nuo 80 iki ten arti 700, ar ne? Tai turbūt kalbam apie tokius scale-upus, ne visai ankstyvus startuolius, kur jau tų vadovų rolių yra nebe viena. Ok. Geras klausimas. Gerai, palauk, pagalvosiu ir nežinau. Aš galiu pasidalinti vienu tokiu atveju, kur dabar gal tokį trendą matau pastaraisiais, gal keliais metais. Visiems reikia, pavyzdžiui, CTOs. Taip. Atrodo, nedidelė organizacija, pavyzdžiui, ta rolė tokia CTO Lietuvoje yra, atrodo, tokia, mes neturime tokios stiprios mokyklos tokioms rolėms. Ir dažniausiai tai yra tiesiog labai stiprus techniniai žmonės, kurie kažkada išauga, turi kažkokią gyslelę vadovavimui, lyderystį sėkmingai, ar ne? Ir jie kažkaip patenka į tą poziciją. Tai pavyzdžiui, mano pačios rekomendacija būtų labai gerai įsivertinti, kas tai per rolė, ar tikrai tokio žmogaus organizacijų reikia, gal tiesiog reikia gero architekto ir gero vadovo kaip pavyzdys, ar ne? Sutinku, aš gal tokį kartais matau braižą, kad pavyzdžiui, kūriamos vadovų rolės, bet nebūtinai turi tiesioginę raportavimą. Ir ypač mažose organizacijose, tai man tas atrodo labai pavojingai. Kaip iš karto prasideda pasimetimas, o tai ką aš čia galiu padaryti, kokius resursus aš turiu tam, tie resursai pradedam tampyti iš kitur organizacijų ir taip toliau. Tai vis dėlto, jeigu jau yra ten ta struktūra, tai reikia bandyti dirbti ir per ją ir spręs problemos joje, nepabandyti tiesiog uždėti šalia dar kažką tai ir tas sprendžiasi. Ir susitijau, nežinau, aš kažkaip tai pastaruoju metu susiduriu pagrindę susitijus, kurie visiškai logiški ir vietoje ir taip toliau. Anksčiau aš gal mačiau visai tokį trendą, kad labai lūkesčiai išsiskirdavo žmonių CTO roliai. Dalis žmonių galvodavo, kad CTO yra kiečiausias gykas įmonėje ir geriausiai žinantis kiekvieną techninį sprendimą, toks kaip architektų architektas, o kiti tikėdavosi iš jo, kad jis yra Max tiesiog, klasikinis organizacinis vadovas. Ir tas išsiskiria. Tvarko, jeigu pavyksta būdų suderinti, bet manau, kad jeigu jau yra organizacijai porą šimtų žmonių, tai dažniausiai CTO yra daugiau vadovas negu pirminis techninis. Jeigu sugeba suderinti abu, tai čia yra kosmosas ir čia yra geriausias dalykas, koks gali nutikti. Bet jeigu jis bus blogas vadovas, turbūt bus blogesnės pasiekmes, negu jis bus blogas techninis žmogus.
Tai kada iš esmės geriau auginti tą vadovą viduje, ieškoti organizacijos viduje, o kada geriau samdyti? Aš manau, kad reikia abiejų. Čia nėra tikrai to tokio atsakymo. Netgi kaip dažnai toks pirmas noras yra, tai auginkim visą laiką viduje. Čia ir karjeros galimybės matysis, ir žmonės išlaikysim, ir viskas puiku. Ir iš dalies tai yra tiesa, bet geram vadovui vis tiek reikia būti mačius daugiau organizacijų. Ir kaip reikia to praėjimo kitur. Ir jeigu visi vadovai bus tik tai užaugę iš vienos organizacijos, tai irgi trūks ten tų gerųjų praktikų, kitokių vėjų ir kito pamastymo iš kitur. Tai čia vienas aspektas, kitas, ar tikrai jūs turite tiek laiko užsiauginti tuos visus žmonės? Ir ar jie visi tikrai nori eiti tą pusę, kaip ir tu pradėjai nuo senior, tai jeigu yra noras, puiku, čia gali būti fantastiškas variantas, bet prievartos nereikia turbūt. Ok. Jeigu, taip visai pabaigai, jeigu reiktų vieną ar du dalykus įvardinti, ką tu norėtum, kad klausytojai išsineštų iš šito pokalbio, ką įvardintum? Aš pasakyčiau, kad vadovavimas yra iš tiesų prasmingas darbas, ar ne? Ir kaip čia, kai aš buvau jaunesnis, vis rinkdavosi vadybą studijuoti, nes nežinojo ką, tai iš tiesų kaip yra už ką ją norėt studijuoti, tai yra smagu ir galima padaryti gražius dalykus. Ir kiekvienas gali to išmokti, tiesiog reikia mokytis, bet reikia norėti, o jeigu nesinori, tai nereikia ten eiti. Ok, ačiū tau. Ačiū tau.